šiandien pirmą kartą organizuojame dekupažą. Tai sendiname dėžutes, taip pat pati dekupažo technika, tai yra daiktų sendinimas servetėlių pagalba, yra įvairių technikų dar. Tai ir dažų, ir tam tikrų įrankių pagalba galima sendinti daiktus. Tai štai tai kūrėme stebuklingas daiktadėžės, tai vieni dės prisiminimus, kiti sakė dės pakrovėjus ir telefonus. Tai va, o treti galbūt kažkokią blogą patirtį, kurią reikia tiesiog uždaryti ir nebeprisiminti. Labai pati įdomi labai yra veikla, nes servetėlių pagalba galime kurti scenarijų, kurti pasakojimą, kurti istoriją, arba šiaip be jokios istorijos, be jokios idėjos papuošti savo dėžutę. Tai labai dėkoju fondo komandai, kuri pripirko įvairių labai servetėlių, pradedant nuo viščiukų, elzų iki gėlių ir visokiausių ornamentų. Tai aš manau, kad puikiai sekasi, labai jauku žiūrėti, kad visi įsitraukia ir tikrai turėjom tokį gražų, jaukų laiką ir pasijuokėm ir tėčiai plėšė tas bitutes. Tai manau, kad įsitraukimas, savotiška meditacija, kai tu gali kurti. Tai iš tikrųjų mes visi turim vienodą laiko limitą, visiškai visi 24 valandas, bet tas prioritizavimas yra labai, manau, svarbus. Tai iš tikiu, kad dauguma aukoja žmonės savo laiką kažkam. Tai vieni remia, gal kiti užsiema kitais gerais darbais, bet tiesiog investicija, to laiko investicija, jinai labai maloniai jaukiai grįžta. Kaip mes sakom, taško pagalba grįžta. Taip, tai aš kviečiu visus prisijungti, mes tikrai visi kažką turime, ką duoti, ką galime duoti, tai nebūtinai, kad tau be pigų vesti veiklas, nes tu esi pedagogė, tikrai ne, bet tikrai ar karoliukai paskambinti, susitarti su fondu, kokios pagalbos reikia, ar piešti, ar mandalas gaminti, ar su smėliu žaisti, jūreivių mazgus pamokinti, tai aš manau tikrai smulkiai motorikai, tai meditacijai, tai tikrai galim padėti. Tai kviečiu visus įsijungti iniciatyvas, tiesiog paaukoti savo mėgiamą užsiėmimą kitiem. Tai aš jau fonde 14 metų. Daugiau, mažiau įsitraukiu pagal savo veiklas, pagal savo galimybės ir tikrai dirbu su didelėm masėm žmonių ir esu matoma kaip savanorė ir labai daug žmonių su manim yra apie tai kalbėję. Tai vienareikšmiškai jie neina, nes jie bijo. Ir jie bijo ne vaikų, jie bijo ne to, ką jie pamatys, jie bijo savęs. Tai būtent savo reakcijas, kaip tu reaguosi, supratęs, kad tavo bėdos, tavo problemos. Tai reikia nugalėti save, mes daug gyvenime darom, kas mums galbūt nepatinka, netinka, bet ta grąža yra vienareikšmiška. Tai yra laiko investicija ir nereikia bijoti. Aišku, nežinom, kas mūsų gyvenimuose gali būti, bet turiu omeny, kad nebijoti savęs, nebijoti verkti, jeigu skauda, nebijoti pasakyti, kad man liūdna, nebijoti pasakyti, kad aš nežinau, ką daryti.